Sveiki, mano vardas Agnės. Kiekviena diena yra lyg naujas gyvenimo etapas, kai jūs galite pradėti viską iš naujo arba iš naujo tęsti tai, ką jūs jau pradėjote. Bet tas išgyvenimas kiekvienos dienos kaip naujo etapo gyvenimo, jisai duoda labai iš tikrųjų ir malonų, ir reikšmingą jausmą vidinį, kai jūs gyvenate momente, kai jūs esate čia ir dabar. Ir būdami čia ir dabar, jūs jaučiate tą gyvenimo pilnatvę ir iš tikrųjų džiaugsmą, kuris atsiranda ir atsiskleidžia viduje. Šiandien aš norėčiau ištraukti dar vieną kortą, skirtą šiandien dienai. Ir norėčiau pasidalinti su jumis informaciją, apie kągi bus ši diena, ką jums jie atneš, į ką galbūt atkreipti dėmesį. Atsipalaiduokite. Trauksime Ošo kortą. Ir pasižiūrėkime. Labai iš tikrųjų įdomi korta, Going with the Flow. Ši korta rodo, kad šiandien yra ta diena, kai paleiskite lūkesčius, paleiskite norus, paleiskite tikslus, paleiskite tą kovą už save, už tai, ko jūs norite, kovą su kitais žmonėmis, kai mes norime juos pakeisti, kai mums nepatinka, kaip jie su mumis elgiasi, arba kai mus užkabina kažkokios jų savybės ir mes savyje tada kovojame, galbūt mes nepasakome tiesiai šviesiai žmogui, kas mums nepatinka, bet mes viduje kovojame, analizuojame ir tai žinoma labai daug energijos atima. Ši korta šiandien mums pasako, kad tai yra ta diena, kai paleiskite viską. Paleiskite norus, lūkesčius, pyktį, džiaugsmą, laimę, viską. Tiesiog paleiskite. Tiesiog, žinote, stebėkite save, stebėkite visą pasaulį aplink jūs vaiko akimis. Lyg jūs pirmą kartą matote ir lyg jūs pirmą kartą mokotės, jūs pirmą kartą bandote pažinti, kas tai yra. Ir kai jūs žiūrite būtent į save ir į pasaulį tokiamis akimis, jūs viską paleidžiate ir tada pasaulis jūs lyg, žinote, paima ant bangos ir jūs neša. Ir tuo momentu jūs turite galimybę pajusti, kaip pasaulis jumis rūpinasi, pajusti meilę vidinę savo, visam pasauliui. Suvokti, kaip iš tikrųjų pasaulis, visata organizuoja jums visokiausias situacijas jūsų gyvenime, kad parodyti vieną arba kitą. Kartais mes nesuprantame, bet laikui bėgant vis tiek suprasime. Ir ši diena yra skirta tam, kad tiesiog atsipalaiduoti, tiesiog pasitikėti pasauliu, tiesiog į viską pasižiūrėti būtent tomis naujomis akimis ir kovą tiesiog palikti už durų šiandien, tiesiog padėkite kur nors į šoną, nes šiandien diena yra ne apie tai. Šiandien diena ne apie tai, kad susikoncentruoti, sutelkti visus resursus, energiją, žengti pirmyn ir kovoti dėl visų savo įsitikinimų, norų ir tikslų. Šiandien diena atsipalaiduoti. Jinai jums labai daug atvers, jūs labai daug ką suprasite ir apie save, ir apie visą pasaulį. Ir jūs stebėsite šitą gyvenimą ir turiu galvoje savo gyvenimą šiandieną kaip stebėtojas ir dėl to jūs turėsite galimybę labai daug ką suprasti. Atsipalaiduokite, nes pasaulis visada jumis rūpinasi, leidžiate jūs jam tai daryti ar ne, jisai vis tiek stengiasi ir visada nori jums suteikti viską, viskuo, gal tai pasakysiu, kuo jūs būtent tuo momentu nežinau kaip išreikšti šitą mintį, bet tai, ko jums šiuo momentu trūksta, tai, ko jums šiuo momentu reikia.
nes kartais mes nelabai suvokiame, ko mums iš tikrųjų reikia, o visata žino. Dėl to atsipalaiduokite, viską paleiskite ir tiesiog mėgaukite šiandien kiekvieną akimirką. Dėkoju.